Sveiki visi, aš Povilas Šampatymo vairuoju šitą mašiną. Norėčiau papasakoti apie mūsų sezoną, kuris tikrai buvo kupinas daug drifto, daug gerų vietų ir šiaip daug įvairių nuotykių ir nepamirštamas. Aišku, kaip ir kiekvienas sezonas pas mus prasidėjo nuo mašinų ruošimo. Tado mašina kaip ir buvo jau važiuojanti, tiesiog reikėjo pataisyti tam tikrus gedimus arba šiaip reguliavimą ir bandymų įvairių. Mano tuo tarpu mašina buvo visiškai šviežiai renkama ir jau iki sezono pabaigos praeito jau visą sezoną nebuvo renkama ir buvo darbo daug įdėta, bet dar buvo darbo tikrai labai daug likę. Vizija, kaip turėtų būtų padarytas šitas chuliganas ir ką jis turėtų turėti ir kiek jisai sverti ir taip toliau. Iš tikrųjų darbų buvo daug, sąrašas didelis. Visą kėbulą išskutom. Ta prasme, buvo maksimalus svorio lengvinimas, tai yra priekio dalies pašalinimas, galo irgi maksimalus išlengvinimas. Toliau irgi, kadangi pinigų nėra pakankamai, kad galėtum naudoti gerų firmų patikimas dalis, tai tiesiog rinkomės tai, kas yra pigu ir tikrai ganėtinai laiko. Kad ir dėžės adapteris buvo iš karto suprojektuotas, padarytas, užsidėt ant V8 motoro 6 cilindrų greičių dėžę, 6 cilindrų M50 motorų. Taipogi važiuoklės klausimai irgi buvo sprendžiami paprasčiau, kad nesipjaut dalių, tiesiog galima prailginti tas standartinės šakes, ką mes irgi patirties pasisėmėm Poznanėj, kur buvo matėm, kaip važiuoja visos mašinos jau tikrai aukšto lygio ir viskas padaryta, iš išorės gražiai, tarkim. Tuo tarpu sezono metu irgi sulaukėm iš Norbė Films pasiūlymą dalyvauti jų projekte Ruošk roges. Kaip Norbė sakė, tai turėtumėm važiuoti žiemą, pasivažinėti tenais, paslidinėti šalia artimai. Gal porą kontaktų minimalių, bet kaip nuvažiavom, tai buvo iš tikrųjų žiauriai linksma. Buvo daug krešų, buvo daug slydimo, daug kontaktų, kas ir buvo smagiausia dalis. Galiausiai, aišku, sulūžom mūsų mašiną, nes ten mes ją be gailesčio vartojom. Ir teko papalikti, tiesiog žiūrovų pozicijos žiūrėti visą tą reikalą. Buvo tikrai liūdna. Taigi po Norbės pasiūlytų pasivažinėjimų turėjom nemažai darbo išlyginti kėbulą, uždėti buferius, lempas sudėti atgal, pakeisti reduktorių lūžus. Ir žinoma, vyko to pačiu metu darbai ir toliau prie šitos mašinos. Daug konsultacijų, daug pagalbos ir daug gerų idėjų iš tikrųjų. Daug apmąstymų iš Manto Kuzmarsko gavom, iš Timo Simniškos ir kadangi teko dirbti pas juos visą žiemą, tam tikrai daug pasisėmiau idėjų ir patirties pas juos. Taigi, artėjant varžybom likus jau daugmaž mėnesių, jau pradėjau suprasti, kad nelabai aš spėsiu savo jėgom visą tai padaryti. Tai teko ir darbą praleidinėti, nors Timas puikiai tai suprato, dėl kokių priežasčių visą tai daroma. Taipogi pagalba atėjo Lukas Kudrevičius Provodkę darant elektrinę visą dalį mašinos. Jisai realiai visą tai apsiėmė ir tvarkingai padarė. Justas Širvinskas irgi su dažymus, iš esmės irgi su visais klausimais, kur tai galėjo prisidėjo. Andriui Bartusevičiui, jie daug prisidėjo prie to, kad mašinas važiuotų, vėliau dirbom, daug iš tikrųjų nuveikėm, dar prisijungė ir Lukas Jakucevičius. Irgi paskutiniam savaitėm, kada dar motoras nebuvo užkurtas, užkūrėm prieš varžybas, 3 dienas prieš varžybas užkūrėm variklį, pasvažinėjom, tada vėl iškylo bėdų su juo. Su Holoda veikliais buvo problemų. Tada net, iš tikrųjų buvo daug žmonių, kurie prisidėjo ir konsultavo, kad tik išvažiuoti varžybas. Tai prieš pačias varžybas iš esmės turėjom vieną treniruotę su šitą mašiną, vieną bandymų vakarą, kada irgi tam padarėm kokius 10 važiavimų ir pradėjo lyti. Taip jau gavosi ir iš tikrųjų, kaip važiuoja, nusprendėm, bandom važiuoti taip, pasikeičiam, susitvarkom kažkiek minimaliai išorę, kad ta mašina atrodytų bent kaip mašina, o ne kaip griaučiai. Ir iš tikrųjų išsiruošėm į Vilnių ir išvažiavom, nors jau buvom ganėtinai pavargę visi ir daug darbo buvo nudirbta. Dar kitas mūsų komandos yra Tadas Adomaitis. Irgi visą žiemą iš tikrųjų aktyviai ruošėsi, dalyvavo visur, kur galėjo su mašina, visur važiavom.
Ir naktim įvairiai pasivažinėti, ir dienom, ir taip toliau. Ir kada tik nutirpo sniegas, buvo iš karto Kačerginę važiuojama, tenais padangomis. Nu, jis daug treniravosi, daug įdėjo, matom progresą, kad iš tikrųjų vyksta jisai. Ir regis, tarkim, jo kaip ir asmeninis mechanikas, bet jisai nors realiai visur padeda, kur tik gali, kur tik mato ir kur tik jaučia, kad reikia pagalbos. Jisai irgi daug padarė gero darbo ir Tado mašiną paruošė realiai šiam Vilniui, kur irgi problemų daug ten nebuvo su tą mašiną. Tai va, gerai, apie Vilnių. Iš tikrųjų, atvažiavom į Vilnių ir buvom girdėję iš Afio ir jo reklamos, kad bus labai greita trasa, reikės, net iš tikrųjų galvojom, kad gal reikia ilgesnius diffus įsidėti, kad, gal, ar ištems mašinas sakyta, bet atvažiavom, tai taip, prailginta, ištiesinta, aštunkė daug maž buvo, tai nieko nenustebino, bet buvo tikrai žymiai geriau negu važiuoti aikštelį, šitas tai 100%. Nu ir prasidėjo treniruotės, bandymai, važiavimai ant sauso, ant šlapio, aišku, pradėjo lyst bėdos ir pas vieną ir pas kitą pusašį lūžinėti ir taip toliau. Čia yra standartiniai varžybų etapai. Pirma diena kaip ir buvo tokia pasibandymų įvairių, pripratimų prie trasos. Toliau užbaigėm dieną tikrai linksmai, kadangi buvo labai visi nustebę, kadangi atvažiavom, surinkom mašiną, jinai važiavo, jinai slydo, jinai dar iš tikrųjų pusę velnio važiavo, pas visus nuotaika buvo tikrai belekokia. Vakare sutikom Apoko komandą, Latvių dar Hebros buvo likę, tai pasilinksminom. Vakaras buvo sunkus, galima sakyti taip, ypač mechanikam komandos. Kita diena, kitas rytas, visi kvadratiniais veidais išėjo iš viešbučio. Atsidūrėm trasoje, vėl buvo treniruotės, vėl buvo kvalifikacija. Ir pravažiavom Tadus tikro kvalifikaciją ir abudu kaip ir jie, viskas gerai. Tada jau ten aš tam tą vietą užėmiau, aš tam tą vietą užėmiau, viskas gerai ir tada paskaičiuojam, kad mes važiuojam kartu. Ir pasibūd galvas nusviro ir blemba, tai pirmos varžybos ir dabar vėl kartu kapotis ir neaišku, kas čia bus. Ir tik kartu išvažiavam ir jau vienam kažkuriam toliau reikės važiuoti, buvo žiauriai liūdnas momentas. Ir abudu nuleistom galvom važiavam, nes iš tikrųjų prieš nieką kitą nėra taip sunku važiuoti psichologiškai kaip prieš komandos narį. Ir suvažiavam su Tadu, gavosi kaip gavosi, aš ėjau toliau. Ir po to jau buvo palengvėjimas, nes po to, jau gali spirti savo išsišėpęs, padarysi avariją, padarysi klaidą, tai tiesiog gali varyti visiškai be gailesčio, gali remti ir taip toliau. Tai buvo važiavimas su Bernacku, su juo kažkaip labai lengvai ten, jisai klaidą padarė, tai jau po to kaip ir ramiai pravažiavau. Tiesiog praslydau trasę ir užskaitę pergalę. Po to buvo važiavimas su Ulasu, kadangi žinau, kad jisai stipriai važiuoja ir jisai važiavo visą laiką stipriai. Ir labai stabiliai, tai reikėjo spirti labai gerai. Tai taip ir bandžiau padaryti. Ne visai išėjo, bet pirmas važiavimas iš tikrųjų buvo labai geras, labai smagus, nes nuo pat starto išėjo jį pasigauti, jam sėdėti ant mašinos galo. Pastatymas irgi buvo geras, atras kaip pravažiavom. Tada antram važiavime perdegiau. Ir ant pirmo posūkio parėjau, norėjau, žinoma, kuo greičiau spaust toliau, per anksti gaziną spaudžiau ir teko susidurti su bordūrais. Ten pažydė mano mašinos galą pakankamai gerai. Ir vienas posūkis, dar slydo mašiną, kitą posūkį jau bandau slysti, spyriau dar per sankabą, kad nesvarbu, kas ten lūžo, bilės lystų, bet galiausiai viskas buvo aišku, kadangi lūžo pusašis ir viskas. Tai grįžau toksai visas šlubas irgi su drebančiu galu į parkingą, jau kaip ir nusėmau šalmą, galvojau, toliau nebevažiuosiu, nes toliau laukė Vasiliauskas. Bet jisai irgi patyrė tam tikrų sužalojimų savo mašinai, žodžiu, abudu buvom tokie pažįsti. Bet komanda iš tikrųjų iš karto puolė tvarkyti mašiną, net aš net nespėjau išlipti, jau buvo pakeltas galas, buvo pradėjo ten išlupti, viską nuėmė. Aš buvau tikrai jau pradėjęs viltis, kad važiuosiu toliau. Bet visi, kaip Tomas sakė, Lensai, eik pyp ir sėsk mašiną ir laužinai, pavažiuosi. Žodžiu, visi supuolė ten, regis, absoliučiai visi, kas buvo, kas ką galėjo, tas tą darė. Ir pakeitė pusašį, kuris buvo sulūžęs, buvo, aišku, linkus ir šakė, ir ratas buvo palanksytas, bet jau tenais nebebuvo ką keisti greitai, tai tiesiog išvažiavom su tokiu visą drebančią mašiną. Ir važiuojam su Vasiliausku, pirmą važiavimą važiavau irgi, ką jau padarys, mašina važiuoja kaip važiuoja, vis tiek važiuoja kaip gali, iš paskutinių.
Išvažiavom su Vasiliausku, pirmas važiavimas ir važiavimo pabaigoje gazo trosas nukrito nuo pedalo, atsikabino ir aš tiesiai pravažiavau. Ačiū Dievui, Vasiliauskas to nepamatė. Taip jau būna. Po šito, aišku, visi sudėjo ir racijas ir visą kitą, kad taip nepasikartotų. Antrą važiavom ir jisai, nežinau dėl kokių priežasčių, bet per plačiai ėmė posūkį, lūžo galinis ratas, sakyti, nebegalėjo tęsti varžybų, nes kaip ir pakartojimo teisėjai užskaitė, nes 0-0 abudu važiavimai buvo. Tai aš automatiškai su mašina, kuri buvo surinkta prieš porą dienų, atvažiavau varžybas, tikrai nieko nesitikėdamas ir užėmė 3. vietą, tai buvo labai stipru. Buvom visi žiauriai pavargę, buvom dar pusė komandos buvo labai pagiringi, bet visgi turėjom 3. vietą ir buvo labai gerai. Taigi po Vilniaus galvojom, kad kaip ir atsipūsim, bet tada artėjo EDC varžybos, Manto organizuojamos ir ten iš tikrųjų Mantas pasiūlė, gal norit padėti, atvažiuoja Bakšis, Aurimas Bakšis iš Amerikos, iš tikrųjų Lietuvoje dar tokio lygio nebuvo vairuotojo, tarkim, atvažiavę. Ir mes, aišku, žinoma, kad norim, nesvarbu, ką ten reikės daryti ir papuolėm būti jo mechanikais, technikais. Tai daug patirties įgavom, bet žinoma, savaitę prieš varžybas buvom realiai visą dieną. Dirbam labai daug, nes jam reguliavimais atvažiavo ir susidūrė su tokiais, kad negali priprasti prie mašinos. Labai staigus vairas buvo su Vaisvabu, kadangi trasa greita, staigus vairas, jam labai sudėtinga buvo važiuoti. Tai bandėm ir vieną tenais išsvėrė mašinos suvedimus, vienus bandėm, tada vėl Vaisvabo rekomenduojamus originalius bandėm suvedimus. Ir vis tiek galiausiai varžybų dieną, ta prasme, pirmą varžybų dieną per treniruotę sako, aš negaliu, sako, važiuoti, aš bijau mašinos daužyti. Tai teko imtis tokio sprendimo, kad atsivežėm seną važiuoklę visą priekinę ir sudėjom, kad tiesiog būtų tas draugiškesnis jam tas vairo perdavimo santykis ir jis galėtų važiuoti. Iš karto pravažiavę, sako, viskas gerai, aš sako, dabar jau daugmaž jaučiuosi, kaip ir gerai galiu važiuoti. Tai padarėm suvedimą vietoj visą kitą ir išvažiavo ir vėl tikrai laimės dėka ir tenais iš tikrųjų kitų nepasisekimų jisai užėmė 1. vietą. Tai tikrai daug pasisėmėm patirties iš jo, iš tikrųjų daug diskusijų turėjome apie mašinas, apie važiavimus, apie slėgį padangų, kaip kas važiuoja užsienį. Iš tikrųjų labai draugiškas žmogus, labai paprastas žmogus. Jisai negalėdavo, tarkim, mes dirbam, jis sako, duokit man ką nors daryti, sako, visą laiką esu įpratęs, kad mano rankos irgi dirbtų ir būtų tetaluotos ir prisidėti prie mašinos yra įpratęs. Tai tikrai mums paliko žavėjimą ir labai užskaitėm tą etapą.